Ja, labas rytas visiems, nuostabios dienos, nuostabų rytą. Šiandien gaminsim chlorofilo kokteilį. Chlorofilo bomba. Energizuoja, gydo. Tiesiog geras daiktas. Vau, pradėjau vartoti, tai energija padidėjo 5 kartus. Rekomenduoju. Ir vienas svarbus momentas tame, kad tai galim pasidaryti iš tų pačių augalų, kurie tiesiog augo jūsų sode. Vakar pjoviau žolę. Štai gražus kiemelis. Tai čia specialiai palikau tokių visokių, žodžiu, žolių. Kiaulpienė, štai. Dilgėlė. Garšva. Ir vėl dilgėlė. Ten tiesa buvo notrėlė. Tokia dilgėlės rūšis. O čia jau tikroji dilgėlė. Štai dar notrėlės. Čia pasilikau kampukę, kad būtų man kokteiliams. Štai čia yra žliūgė. Renku viską, kas auga kieme. Čia pušelė auga. Kągi, įsidėsim ir pušies spyglių. Tiesiog einu aplinkui ir žvalgausi. Kągi čia dar pamatysiu. Štai rytiniai kiaulpienių prasiskleidę žiedai. Vau, imam. O, ir dar užmačiau varpučio. Su varpučiu reikėtų būti atsakingam. Na ir taip dėmesingam, kad per daug neprisidėti, nes jis labai turi stiprų aromatą tokį žolės. Taip, gana tam kiekiui. O čia tarp garšvos turim mėtos. Imam ir mėtos. Šiek tiek. Ir mėta, ir pipirmėtė čia pas mane. Gerai. Štai čia mano šiltnamio kaimynų apgraužtas trauklapis. Nuplausim sueis. Tai štai šitą žolyną aš dar truputį pasismulkinu. Ir dedu ten taip pat obuolio skoniai. Tiesiog skanumui. Tam, kad pamaloninti skonio receptorius. O smulkinu tam, kad mikseryje tiesiog lengviau susiplaktų viskas. Štai obuoliai pirmiausia. Dugno. Augalai. Dėkoju kiekvienai šakelį, kiekvienam stiebeliui. Taip, žinoma, vos nepamiršau. Juk mes turime meškinio česnako. Pasismulkinu. Na ir visą tą masę. Štai visą masę augalų. Nu vis tiek skysčio bus, bet reikia užpilti porą puodelių švaraus vandens. Nuostabios dienos, nuostabus rytas. Ar teko girdėti, kad mes savo mintimis kūrėme savo gyvenimą? Porą stiklinių vandens.
Kiekvienas lapelis svarbus. Gavosi štai tokia masė. Nu ir dabar reikės ją iškošti. Taigi parsisiunčiau iš kinų kažkokį tai košimo maišą. Ten galima nupirkti įvairių storių. Tie storiai netgi turi kažkokią tai prasmę. Ir tiesiog košė. Ir čia ta pati mintis, kad išnaudoti visą pilnai, kaip čia pasakyti, naudą. Tai dar truputį vandens. O, kaip fainai. Buvo tik ilgas toksai, labai nepatogus. Tai ką tik nusikirpau. Beje, vienas dar chlorofilo ypatumas yra šito gėrimo, kad reikėtų jį išgerti per 15-20 minučių po pagaminimo. Nes po to jis pradeda tiesiog prarasti savo savybės. Vau. Kvepia. Taip. Štai tokį gavom kiekį. Šiandien truputį gal padauginau, bet oi. Sveikatos visuomet yra gerai. Štai gavosi litras. Oho. 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 Dėkoju. Štai tokia nuostabi spalva.